Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis laida Renkuosi studijuoti apie studijas, profesiją, karjerą ir ateities galimybės. Kalbėsime apie studijų galimybės Vilniaus Tech statybos fakultete, apie tai, ko ši profesija reikalauja ir kokias duris jį atveria. Taip pat sužinosime, kodėl šios srities specialistų taip trūksta ir kaip galima jau studijuojant įgyti vertingos patirties realiuose projektuose. Statybos inžinieriai – specialistai, kurių reikės visada. Nes žmonės visada statys namus, mokyklas, ligoninės, kelius. Tokių specialistų šiandien labai trūksta. Darbdaviai jų ieško jau studijų metu. Būtent Vilnius Tech statybos fakultetas ruošia praktikai pasiruošusius profesionalus su realia patirtimi ir šiuolaikinėmis žiniomis. Čia išmoksti ne tik teorijos, bet ir kaip vadovauti statyboms, spręsti problemas ir dirbti su komanda. Tai profesija, kuri užtikrina stabilumą, karjeros galimybės ir darbą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Dirbu nuo pirmo kurso. Šie specialistai mūsų specializacijos tiltų ar šiaip statybos inžinierijos yra labai paklausus. Jeigu patys nesusiranda studentai, tai dėstytojai juos už pakarpos ištempia įmonės ir dirba jie juose. Aš pats dirbu nuo pirmo kurso ir ta patirtis sukaupta geriau padėjo pažinti pačius mokslus ir savo kaip darbuotojo įkainius pasigerinti. Teko JAV dirbti keliuose projektuose. Niujorko metro stotys, Oregono tiltai pakeliamieji, taip pat pietinėse valstijose užliejamose vietose statėme tiltus. Šiuo metu Rodalendo valstijoje dirbame su valstybiniu greitkeliu. Tačiau inžinierių trūksta visame pasaulyje. JAV skaičiuoja, kad per metus jiems gali trūkti apie 400 000 inžinierių. Inžinierių poreikis didžiulis tiek Lietuvoje, tiek aplinkinėse valstybėse, ypač Europos Sąjungoje. Kiekvienas įstojęs turi didžiulės galimybės dirbti Lietuvoje, užsienyje. Lietuvoje iš lėto daugėja įmonių, kurios teikia savo paslaugas užsienio šalims. Yra ne viena sėkmės istorija, kai lietuviai inžinieriai tik pabaigę studijas eksportuoja savo kompetencijas į Šveicariją, Skandinaviją, Angliją. Išties fakultetas labai glaudžiai bendradarbiauja su statybinėmis įmonėmis ir didelėmis įmonėmis ir vystytojais. Čia abipusė nauda gaunama, nes kadangi statybos inžinierių technologų trūksta, tai išties verslas vis labiau ir labiau suprato, kad parengti specialistus, kurie atlieptų nūdienos poreikius, išties turi prisidėti prie to. Tas prisidėjimas būna įvairus. Mes turime apie 50 įmonių, su kuriamis bendradarbiaujame vienokią ar kitokią formą. Tai mums suteikia galimybę su studentais lankytis vystomuose projektuose, įdomiuose objektuose, vykstame į ekskursijas, taip pat mielai dalinasi savo patirtimi ir paskaitų metu. Verslas yra ir užsakovas, ir pastoviai, ir mes esam verslo užsakovai. Tai yra sinergija absoliučiai pilna. Jeigu kažko reikia verslui, kreipiasi mus. Jeigu mums kažkas reikalinga tyrimams, eksperimentams ar ką, mes kreipiamės į verslą, lygiai taip pat. Tai yra vykdomi projektai, vykdomos įvairios veiklos susijusios su gamybiniais procesais, veiklos susijusios su projektavimu, veiklos susijusios su tyrimais, kur iš tikrųjų tai yra labai dažnai labai daug yra bendros veiklos. Kažką, kuri prototipą reiškia, neišsiversi be verslo, nes tau reikės pagaminti bandinį, pagaminti gaminį kažkokį, kuris jau atitiktų realias sąlygas, realią situaciją. Verslui reikia irgi dažnai to paties, nes jie irgi verčiasi kūrimu. Tai yra kūryba, viskas yra kūryba. Tai jeigu verslas kuria savo dalį, jiems reikalingi eksperimentiniai tyrimai dažniausiai. Esame inovatyvių statybinių konstrukcijų laboratorijoje, kur vykdome tyrimus susijusius su konstrukciniam medžiagom ir jų taikymu
pastatų ir tiltų konstrukcijose. Kam to reikia? Tai kalbant apie konstrukcinės medžiagas, šiandieninis poreikis, ne tik šiandieninis, bet nuolat poreikis kinta, kalbant apie poreikius ir sritis, kur tas medžiagas turime taikyti. Nuolat didėja apkrovos tiltams, nuolat nereikalavimo, bet yra poreikis ilgiau naudoti medžiagas, medžiagų reikia lengvesnių, reikia tvirtesnių ir tas poreikis nuolat kinta. Todėl tas medžiagas turim ne tik tai kurti naujas, modifikuoti jų esamas, bet ir vienaip ar kitaip jas turbūt prikelti antram gyvenimui. Čia vėlgi mes turim poreikį žiediniai ekonomikai ir visi šitie principai mums tampa aktualūs. Kas anksčiau galbūt nebuvo labai svarbu, tai dabar mes turim tas medžiagas reabilituoti ir pritaikyti prie šių dienų poreikių. Tai būtent tuos visus reikalus mes ir sprendžiam ir bandom pratęsti kai kurių medžiagų gyvavimą, patikrinti naujų medžiagų tinkamumo konstrukcijoms ir kurti naujas medžiagas, kurios būtų taikomas ateityje ne tik tai konstrukcijose, bet ir kasdieniniam gyvenime. Tiek, kiek teko dirbti su įmonėmis, tiek teko stažuotis, studentų kompetencijos kalba už save. Mano buvę darbdaviai užsienį ir dabartiniai jie sakydavo, nežinau, čia jūs visi su magistrais, su bakalaurais, ar jums duoda tos laipsnius, bet padirbus, pamačius, kokia yra darbo etika, kokios yra kompetencijos, niekam nekyla klausimų. Tai žmonės, kurie yra dirbę arba samdę Vilnius Tech absolventus, tikrai atsiliepia teigiamai. Inžinerija tai ne vien skaičiavimai ar brėžiniai. Tai kūrybinis procesas, kuriame gimsta tiltai, pastatai, infrastruktūra ir modernūs sprendimai. Inžinierius tai žmogus, kuris kuria realius dalykus, keičiančius mūsų aplinką ir gyvenimą. Gali atrodyti sunku, matematika, taip toliau, tačiau ką universitetas sako ir ką patys patirsite čia atėję, kad mūsų mokslai yra į problemą sprendimo orientuoti mokslai. Tai reiškia, kad nebus sausios lygtys arba kažkokie vien matematinės išraiškos, bus problemos, kurias jūs spręsite ir kurias jūs bandysite kažkaip išrišti, išspręsti, išsiaiškinti jos sprendimus. Todėl ta matematika yra taikomoji. Mąstome daugiau loginės smegenų pusę, o ne tik tai pildome skaičius. Ir mitas, jog ši specialybė nėra skirta moterims, visiška netiesa. Sunku, dirbti reikia, kad kažkokį cementą vežiosim, maišysim, plytas nešim. Tikrai taip nėra. Universitetas ir yra tam, kad mes galėtumėm projektuoti, būti konstruktorės ir iš tiesų vadovauti netgi procesui. Tai ne viena tikrai įmonė pasakytų, jog moteris jie labai iš tiesų myli, nes mes esame labai pastabios detalėms, jeigu taip jau imant stereotipą. Tai iš tiesų mes pastebime tam tikrus dalykus, kurie kartais būna užmiršti, praleisti ir tuom iš tiesų tikrai paneigčiau šį faktą, šį mitą iš tiesų tam, kad mūsų tikrai reikia ir mūsų yra nemažai. Tai štai čia turim tokį įrenginį, kuriuo mes galim imituoti ultravioletinių spindulių poveikį medžiagoms ir tokiu būdu imituoti medžiagų sendinimą. Štai jeigu pasižiūrėtumėm, štai čia turim tokią kamerą, kur mes galim patalpinti bandinius, juos veikti ultravioletinę spinduliuotę, juos veikti temperatūrą, juos veikti didelių santykinės drėgmės kiekių ir tokiu būdu pagreitinti iki 10 kartų laiką jų senėjimą. Tai mėnesis tokioj kameroje galėtų prilygti beveik metams lauke tokių medžiagų ir po tokių bandymų, po tokio akseleruoto sendinimo mes tas medžiagas išbandom ir galim prognozuoti tų medžiagų senėjimą ir pasakyti, kas toms medžiagoms atsitiks po metų, 2 ar 10. Laboratorijų galimybės yra didžiulės palyginus. Yra veiklas, kurias, pavyzdžiui, jeigu kad ir su šita mašina mes turim ar ne, tai yra dinaminė mašina, kur bandomi tam tikri bandiniai, kuriems reikia labai daug apkrovos. 2 milijonus kartų, 3 milijonus kartų uždėta apkrova. Tai praktiškai tokie bandiniai pas mus bandymo mašinas, kas arčiausiai yra, tai yra mūsų laboratorijoje, yra pas švedus ir pas prancūzus. Statybos fakultete moksleiviai gali rinktis statybos inžinerijos studijų programą,
kurioje studijuoja didžioji dalis moksleivių. Šioje programoje, ši programa turi specializacijas po 2 kursų, studentai gali rinktis vieną iš 3 specializacijų. Tai viena didžiausių specializacijų, tai statinių konstrukcijų projektavimo specializacija, taip pat gali rinktis tiltų konstrukcijų specializaciją studijuoti arba gali rinktis geotechnikos specializaciją. Kitagi studijų programa taip pat labai svarbi ir populiari, tai statybos ir nekilnojamo turto valdymo studijų programa. Ją rengiame statybos technologus, nekilnojamo turto projektų valdytojus ir taip pat turime specialybę gaisrinės saugos programą. Išties dabartiniu metu ši studijų programa labai reikalinga ir labai skatiname rinktis šią studijų programą. Mūsų studentai turi išties realias galimybės pasimatuoti universitetus užsienyje. Tai išties yra įvairių programų, viena iš tokių pagrindinių turbūt Erasmus programa, kurios metu studentas gali net 2 semestrus praleisti ar tai skirtingų šalių universitetuose, ar tame pačiame ir taip pasimatuoti studijų metu kitus universitetus. Kuo modernesnis pasaulis, tuo labiau reikalingi inžinieriai. Inžinerijos mokslas visada aktualus. Technologijos keičiasi, bet inžinierių poreikis išlieka. Tai specialybė su ateitimi. Na, o dabar keliaukime pasidairyti į inžinieriaus darbo užkulisius, į kasdienybę, kurioje idėjos virsta tikrai statiniais. Lankysimės įmonėje, kurioje dirba inžinieriai, projektuojantis objektus ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Inhus grupė – tai daugiau nei statybų inžinerija. Tai vizija, kuri iš brėžinio virsta miestų horizontais. Čia gimsta ne tik tvirti pamatai, bet ir inovatyvūs sprendimai, keičiantis požiūrį į šiuolaikinę statybą. Už viso to slypi inžinieriai, profesionalai, kurių žinios, tikslumas ir kūrybiškumas tampa kiekvieno statinio pagrindu. Jų indėlis tai nematoma jėga, leidžianti idėjoms virsti tikrovę. Statybos sektorius stipriai auga ir augo ir įmonės plečiasi ir vystosi ir patys verslai atrodo daug solidžiau negu prieš 10 metų ar daugiau. Ir tikrai kiekviena įmonė kovoja dėl geriausių specialistų ir natūralu, kad bendraujam tampriai su universitetais tiek su Vilniaus, tiek su Kauno ir palaikom tą ryšį, atvykstam į svečius, natūralu laukiam ir grįžtančių pas mus, ateinančių darbuotojų, kurie toliau savo inžinerinę kelionę galėtų tęsti ir save ugdyti. Inžinieriai praktikai, jau dirbantis įmonėje, neslepia, jog inžinierių profesionalų labai trūksta. Kažkuria dalim turbūt nepadeda ir tie stereotipai, kurie iš labai seniai persekiojo inžinerinės specialybės, kad tai galbūt yra sunku, kad tai sudėtinga arba galbūt sudėtinga rasti gerą darbo vietą, baigus mažos, siauros karjeros galimybės ir panašiai, bet aš specialiai tai įvardinu kaip stereotipus, nes turiu ne vieną realų pavyzdį, kai buvę statybos inžinieriai tampa IT technologijų specialistais, bet neturiu ne vieno pavyzdžio, kad IT specialistas taptų statybos inžinieriu. Vadinasi, tai parodo, kad šitas sritis yra labai plati ir talpinanti daug galimybių savy. Daugelis statybos įmonių supranta, kad geriausi specialistai užauga iš vidaus. Todėl vis dažniau kviečia studentus praktikai su aiškia perspektyva. Praktika čia ne tik galimybė iš arti susipažinti su realiais projektais,
bet ir pirmasis žingsnis į inžinieriaus karjerą. Šiaip visas karjeros kelias pas mus standartiškai prasideda nuo praktikos. Tai praktikos turbūt konkursas yra didesnis netgi negu į, tarkim, atvirą darbo vietą. Tai galbūt standartinė galimybė patekti pas mus, tai yra praktika. Praktikantus tikrai nuoširdžiai, nuodugniai atsirenkam su tuo tikslu, kad jie pas mūsų toliau liktų, tęstų savo karjerą ir augtų kaip specialistai. Vienas iš mūsų kertinių veiklos principų yra nuolatinis tobulėjimas. Tai investuojam tiek į praktikantą, tiek į kiekvieną darbuotoją ir ta investicija kartais nes taip negali net įvardinti, kaip čia kažkoks atskiras mokymas ar nemokymas, tai tame pačiame darbo procese yra daug vidinių mokymų, patyrę kolegos moko mažiau patyrusius ir tas žinių keitimasis per įvairius formatus, pristatymus, patirties dalybas, bendrus vidinius projektus, tai čia ir yra tas augimas. Ir turbūt maža čia paslaptis, jog dauguma studentų, kurie dar vis studijuoja universitete arba jau yra baigę ir nori tapti tikrais profesionalais, svajoja apie darbą išties sėkmingoje kompanijoje. Turbūt gana sudėtinga išskirti vieną ar kitą pasiekimą, bet kur galbūt mes ilgą laiką esam pripažinti, tai Lietuvos BIM projektų apdovanojimai, tai tikrai eilę metų iš eilės tenai dalyvaujam ir grįžtam su ne vienu laimėjimu ir tikrai nėra lengva tiek metų atrasti kažką naujo, pristatyti ir nustebinti žiūri ir publiką, bet visą laiką mums tai yra didelis iššūkis ir kartu didelis pripažinimas būti nominuotiems. BIM arba Building Information Modeling arba pastatų informacinis modeliavimas, tai yra ta visa technologija arba tai yra tas skaitmeninis projektavimas, kai skaitmeninėje erdvėje yra sukūriamas pastato ar kažkokio infrastruktūros statinio modelis. Pirmiausiai čia ir gimsta projektas, čia ir gimsta tas statinys, kaip sakant, skaitmeniniai realybei, po to jis yra tik tai perkeliamas gamyboje ir statybos aikštelėje į tą tikrą realybę. Mano asmeniškai mylimiausias projektas tai yra Clarion viešbutis Helsinki, tai kur teko ir pačiam nemažai prisidėti, bet tikrai vienas iš ir techniškai sudėtingiausių projektų ir pats pirmas projektas Suomijoje ir tokių inžinerinių sprendimų teko panaudoti, kur praktiškai niekur kitur neteko panaudoti iki šiol. Iš anksto įtempto gelžbetonio sienų panaudojimas arba ten tokie tilteliai tarp dviejų bokštų, kurie yra pritvirtinti prie bokštų panaudojant spiruoklės, kad sumažinti tos dinaminius poveikius ir panašiai. Tai tikrai išskirtinis pastatas ir pačiam Helsinki ir iššūkių prasme turbūt vienas labiausiai pareikalavęs energijos. Didžiausios karjeros galimybės atsiveria ten, kur ribos plačios, o tarptautinės kompanijos būtent tokias ir siūlo. Dirbant globalioje aplinkoje galima semtis patirties iš įvairių rinkų, dirbti su skirtingų šalių specialistais ir augti profesiškai kur kas sparčiau. Infus įmonių grupė – tarptautinė statybos inžinerijos lyderė, jungianti komandą veikiančią ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tai erdvė ambicingiems žmonėms, siekiantiems daugiau žinių, atsakomybės, projektų masto ir karjeros aukštumų. Aš manau, kad čia esminis faktorius buvimas įmonių grupėje, nes tai mus galbūt išskiria iš standartinių vien tik tai projektavimų užsiimančių kompanijų, nes mes gaunam žymiai daugiau informacijos iš kitų projektų etapų, tai kaip tos pačios mūsų suprojektuotos konstrukcijos yra gaminamos, kaip toliau jos yra įrengiamos statybos aikšteliai,
mes turim, kaip sakant, didžiulę savo smėlio dėžę, tai yra gamykla, kur tu gali bet kada nueiti pasižiūrėti bet kuriam proceso etape, kaip viskas vyksta, ar nėra kažkokių neapgalvotų vietų, kurios gali stabdyti procesą ir panašiai. Tai šitų galimybių dauguma įprastų projektavimo įmonių neturi ir vėlgi tik iš grįžtamojo ryšio, tik iš tam tikrų klaidų, kaip sakant, neapgalvotų dalykų galima tobulėti. Tai ir tas augimas dėl to yra pakankamai spartus. Ir vis dėlto, kokios gi tos savybės, kurių reikia norint tapti inžinierium profesionalu? Iš tikro reikalavimai gana stipriai pasikeitė per keletą metų ir kas anksčiau galbūt didžiausias buvo fokusas į profesinius dalykus, į pasiekimus ir visa kita. Šiandien dieną esminiai reikalavimai tai, kad jaunas žmogus norėtų mokytis, norėtų tobulėti ir norėtų toliau augti, nes nėra taip, kad tu pabaigai mokyklą ar pabaigai universitetą ir sakai, viskas tai jau yra pabaiga, tikslas pasiektas, ne, tai yra tik tai dar vieno kelio pradžia ir mums svarbiausias aspektas norėjimas tobulėti, norėjimas mokyti, norėjimas būti dideliuose sudėtingos projektuose, nebijoti atsakomybės, nes atsakomybė lygų galimybė save parodyti, galimybė toliau augti, nugalėjus mažesnį iššūkį, turėti galimybę susidurti su didesniu iššūkiu ir taip tobulėti, taip ir augti, taip save realizuoti. Mėly žiūrovai, ačiū, kad žiūrėjote. Daugiau naudingos informacijos galite rasti žurnale Kur stoti. Na, o aš jums linkiu drąsiai svajoti ir atsakingai rinktis ir atrasti tą profesiją, kuri įkvėptų kurti ne tik savo ateitį, bet ir visos šalies. Iki pasimatymo.